Krepšininkai puikiai supranta, jog skirtumas yra labai didelis ir reikia nuo pat pradžių stengtis jį panaikinti rungtynių kėlinyje. Garsioji Kinder komandos gynyba kol kas labai dažnai trūkinėja. Pavyksta Aurelijui Žukauskui apsiginti, pavyksta ir antrą kartą tą padaryti Tajusui Ednį. Nediduk neįtin sėkmingai. Štombergas šios rungtynėse pelnė jau 9 taškus. Galima žaisti toliau. Štombergas dar 2 taškai, 52-35 pelnęs per pirmąjį kėlinį ir pataikęs visus 3 dvitaškius. Vėl apsigina Žalgiris blokuodamas abejo metimą. 52-38. 15 minučių ir 10 sekundžių iki didžiojo finalo pabaigos. Edniai iš 3 taškų zonos. 3 taškai. Tajusas Edniai. Dar vienas taiklus metimas iš 3 taškų zonos ir šį kartą jį pataiko Tajusas Edniai. Krepšininkas, kurio netaiklius 3 taškus iki šiol ekspertai vadina Adomaitis. Perdavimas Edniai. Edniai. Dar vienas taiklus Edniai metimas. Fantastiškas Žalgiris. Džordžas Zidekas suspaudžia kamuolį ir jokia jėga nebūtų privertusi paleisti jį iš savo rankų. Džordžas Zideko. Tajusas Edniai. Tai jau kažkas neįtikėtino. Dabar atrodo Žalgirio komandos gerbėjų gretas papildė jau ir keli tūkstančiai Graikijos Olympiakos komandos fanų. Užmiršę, kad Žalgiris tiesiog sutriuškino jų mėgstamą komandą pirmose pusfinalio rungtynėse, dabar jie negali atsispirti tam žaisdami gynyboje. Darius Maskoliūnas. Svarbiausia, reikia aišku neduoti dabar patikėti savo jėgomis Kinder krepšininkam. Dainius Adomaitis 3 taškai ir dar pražanga. 5 sekundės. Ir perima kamuolį Alessandro Abijo. Konačini. Be pražangų išmuša jam kamuolį iš rankų Tajus. Branto gestas ir atrodo, jog Jonas Kazlauskas dabar prašo minutinės pertraukėlės. Lieka 10 minučių 5 sezono rungtynėse. Konačinis. Jo metimą blokuoja žalgiriečiai. Ir jis yra dengiamas labai patikimai ir tai yra vienas iš didžiausių žalgiriečių nuopelnų. Perima kamuolį Maskoliūnas. Edniai, 1-1 sukrypa Edniai. Na, net tokie varžovai nesustabdė Tajuso Edniai, kuris dabar atrodytų tarsi reikia šią Klaudijo Krypos gynybinę užtvarą ir padidina skirtumą iki 18 taškų. 66-48. 9 minutės ir 50 sekundžių. Į kartą be pražangos metimą blokuoja Neserovičius. Edniai. Adomaitis perima kamuolį. Žiūri nesuprasdamas dabar Aleksandras. Tarsi išmesta į krantą žuvis dabar. Blastosi Predragas Danilovičius. Tai dar vienas metimas iš 3 taškų zonos. Vėl labai netaiklus Edniai. Masiulis pabėga. Po krepšiu netaiklus jo metimas. Edniai atkovoja kamuolį. Ir išmuša jį už aikštelės ir jo komandos draugai. Žalgiris šiandien vėl žaidžia tarsi vienas kietai suspaustas kumštis. Besigrinantis dėl kiekvieno kamuolio. Edniai, Tajusas Edniai, Tajusas Edniai, Tajusas Edniai. Dar vienas taiklus jo metimas didina Žalgirio persvarą iki 20 taškų. Ir sunku dabar papasakoti, kaip čia 15 sekundžių Antony Buvį. Jo metimas netaiklus. Antony Buvį atkovoja kamuolį Zidekas iš viršaus. 70-58. Štai taškus. Ir vėl jisai su kamuolio prieš šį 4 pražangas turintis Štombergas Rigodo. Netaiklus metimas Zidekas atkovoja kamuolį. Labai svarbus apie komandą skiria tik tai 6 taškai Edniai Buvis. Prasideda prieš paskutinę antrojo kėlinio minutę. Štai dabar ir paaiškės, ar Žalgirio krepšininkų nervai išties yra labai tvirti. Išleidžia kamuolį už aikštelės ribų Antony Buvis. Ir dar Buvį Tajusas Edniai, Dainius Adomaitis ir Saulius Štombergas. Dabar šiam krepšininkui iškilo pati sunkiausia kėlinio pabaigos ir iniciatyva dabar KZ blogiausia priklauso Kinder komandai. Ugos Konačinis vėl veržiasi po krepšiu. Šį kartą Mindaugas Žukauskas padedamas Zideko, jis sugeba sustabdyti. Perima kamuolį Antony Buvis. Ir priverčia prasižengti savo varžovą. Antony Buvis dabar stos prie baudų metimo linijos. Laiku užtvėręs kelią šiam Ugos Konačini perdavimui. Jis vėl labai sustiprino Žalgirio komandos šansus. Štai šis epizodas tarsi žebenkštis staigiai šoktelėjo Antony Buvį ir atsidūrė ten, kur ir Tom. Mindaugas Žukauskas, atakai lieka dar 8 sekundės. Štombergas. Dabar vėl 10 sekundžių turi savo
sąskaitoje Saulius Štombergas, perdavimas Antony Buvį ir Antony Buvį kal atrodo labai svarbu vinį Kinder komandos karstą. Štai dar perima kamuolį Antony Buvį ir iš karto priverčia prasižengti savo varžovą. Žalgirio komanda atrodo jau gali kilti lemiamam triumfui. 80-72. Kauno Žalgirio komanda dabar prie pabaigos ir Tajusas Ednei prie baudų metimo linijos. Šiandien jis prametė abu baudos metimus. Ir prameta ir trečiąjį. Bent jau vieną, kad pataikytų Tajusas Ednei, tai be abejonės dar labiau sumažintų Kinder komandos galimybės. Antrasis baudos metimas taiklus, 81-70 taiklus, 82-74. Ir vėl Kinder komandos lenktynės su paskutinėmis sekundėmis. 40 lieka iki finalinės antrojo kėlinės Renos Rigodo. Konačinė metimas netaiklus ir kamuolį atkovoja Saulius Štombergas. Ir tai jau yra Žalgirio komandos triumfas. Kauno Žalgirio krepšininkai dabar tiesiog iškelia rankas, laukia, kol Antony Buvis mušinėja kamuolį. Antony Buvis atrodo, jis gali tapti naudingiausiu šių metų Eurolygos finalinio ketvirto žaidėjų. Štai tos triumfo akimirkos. Tajusas Ednei ir triumfuojantys Žalgirio krepšininkai padarė tai, kas dar ilgai Lietuvoje bus vadinama nedideliu stebuklu. Aidi finalinė rungtynių sirena ir Žalgirio komanda užbaigė neįtikėtiną stebuklingą skrydį į Eurolygos elito viršūnę. 82-74. Štai šie skaičiai bus įrašyti į Lietuvos krepšinio istoriją, kaip beje ir į Europos krepšinio istoriją. Eurolygos debiutantas Kauno Žalgirio klubas pradėjęs rugsėjo 25 dieną savo debiutą pralaimėjimu, dabar iškelia trispalvę visos Europos akivaizdoje. Šiandien jie Europos krepšinio karaliai. Na dabar sunku net įsivaizduoti, kas dedasi Lietuvoje. Čia Miuncheno sporto salėje dėkoja Kinder komandos fanai visų pirma savo komandai, tačiau aplodismentų nusipelnė skrydis, į kurį yra skraidinamas Jonas Kazlauskas, geriausias 1999 metų Europos treneris, Saulius Štombergas, pergalės šampanas, Miuncheno Olimpija klubas ir netrukus jiems gerbėjų nepabūgusių atvykti į Miuncheną, tikėjusių savo komandos pergalę net ir tada, kai atrodo, niekas jau netikėjo išskyrus visų pirma, aišku, pačius Kauno Žalgirio komandos krepšininkus. Ir štai šis puikus trofėjus, kurį pernai metais taip džiūgaudamas laikė savo rankose Predragas Danilovičius, dabar atitenka Kauno Žalgirio komandos kapitonui Dariui Maskoliūnui. Europos elito lentelę. O štai naudingiausias Eurolygos finalinio ketvirto žaidėjas Tajusas Ednei. Mažasis Žalgirio reaktyvinis variklis, kuris tarsi mažasis jaunasis brolis buvo labiausiai mylimas ir labiausiai ginamas Žalgiriui, be kurių mes nebūtume atėję ten, kur dabar esame. Tai yra į Eurolygos triumfą, į pirmąją vietą. Na dabar netrukus su jumis vėl Žalgirio mūšis, o po to mes pabandysime pakalbinti ir keletą šios šventės pagrindinių herojų. Visa Lietuva dabar eina iš proto ir netrukus Linas Kunigėlis, Žalgirio komandos trenerių, mes pamatysime, kasgi tai bus. O kol kas aš noriu perskaityti ką tik gautą Lietuvos Respublikos prezidento Valdo Adamkaus sveikinimą. Brangūs Žalgirio vyrai, nuoširdžiai sveikinu jūs iškovotą Eurolygos taure. Savo valia ir pastangomis jūs išsklaidėte visas abejonės dėl Lietuvos krepšinio pranašumą Europoje ir įrodėte, kad tautos ir valstybės fizinė bei dvasinė galia priklauso ne nuo gyventojų skaičiaus ar materialinės gerovės. Žalgiris šiandien įkūnijo daugelio mūsų ilgus metus puoselėtą svajonę. Kartu ne tik įteisintas stipriausios Europos komandos vardas, bet ir pratęsta 1900 Europos klubų čempionais, Europos klubų krepšinio karaliais. Rytoj 11:30 ir tiesiogiai iš Karmėlavos oro uosto šį žalgiriečių susitikimą transliuos TV3 televizija. Tie, kas negalėsit atvažiuoti į Karmėlavą,
Be abejo, žiūrėkite TV3 ir jūs taip pat būsite kartu su Žalgiriu.